šita transliacija nebus jinai apie pilnatį, jinai bus apie keletą dalykų, kuriuos mes norim su Mantu su jumis pasidalinti. Aš asmeniškai pasidalinsiu pirmoji daly apie psichodelikus ir pakitusias sąmonės būsenas, truputėlį pasiruošiu medžiagos ir kažkaip pakalbėti tą temą. O antroji daly Mantas apie autonomiją, enzimus ir savo reikaliukus ten norės truputį pristatyti idėjų. Šiaip aš užsiminiau apie psichodelikus ir pakitusias sąmonės būsenas bendrai, ne apie kažkokią galbūt asmeninę kelionę, nors galbūt kažkokį pavyzdį galėčiau panaudoti ir iš asmeninės kelionės, bet apskritai čia visiems klausantiems, kas yra ta pakitusi sąmonės būsena. Tai, tarkim, miegas, ar ne, yra pakitusi sąmonės būsena. Ir miegas yra vienas iš tų dalykų, kad, tarkim, visiems yra normalu, tai visuotinai priimta, kad miega visi, čia nieko tokio sudėtingo, nieko keisto, bet mes beveik nieko nežinom iš tikrųjų apie miegą. Kas tas miegas, kodėl jis reikalingas, kur mes nueinam miego metu, ar ne, ir apskritai, kokia yra jo prasmė. Daugelis gal sakys, kad reikia pailsėti, atsistatyti kūnui, ląstelėms ir taip toliau. Nu taip, tas suprantama, kas liečia tą fizinę patirtį ir tą kūną, kad jisai atsigeneruotų miego metu, jisai tai daro sėkmingai. Bet vėlgi yra atvejų, kada žmonės nemiega, kada žmonės miega mažai, tikrai daug mažiau negu tą šablonišką nustatytą 8 ar 7 valandų laiko tarpą. Tai va, iš tikrųjų nieko nežinom mes apie tą miegą. Viskas yra tik tai hipotetinės teorijos daugumoje mokslininkų pateiktos. Bet įdomu tai, kad žmonėm nekyla klausimų daug apie miegą. Jie tiesiog nueina, atsigula, išsijungia ir vėl išsijungia žinodami, kad ryte atsikels. Jie yra įsitikinę 100%. Todėl tas miegas toksai paprastas, nueini, užmiegi. Jeigu nežinotum, ar atsikelsi, tai vargu, ar būtų tai taip lengva padaryti. Tarkim, girtumas yra pakitusi sąmonės būsena. Tai maždaug suprantat. Paprastai tariant, tai proto būsena, kuris skiriasi nuo įprastos prabudimo būsenos, ar ne, kada tu prabudęs esi. Tai pakitusios sąmonės būsenos gali būti sukeltos, tarkim, medituojant, ar ne. Yra įvairių meditacijų su vedimu, arba tiesiog meditacijų, kada žmonės tyloje, vieni medituoja. Tokiu būdu galima patirti pakitusias sąmonės būsenas, gauti įvairių žinučių, nusikelti į kitas dimensijas netgi. Ir iš tikrųjų daug labai dalykų galima patirti toj meditacijos būsenoje, kuomet tu nutildai savo protą, pradedi jausti savo vidų, galbūt savo širdį. Įvairių technikų tam yra padaryti. Tai būtų pakitusi sąmonės būsena. Toliau gilaus kvėpavimo technikos, ar ne? Tai kada Mantas yra pakankamai patyręs šitoj srity, kada žmonės sąmoningai kvėpuoja, ypatingai giliai kvėpuoja ilgą laiką, gali būti patirti euforija, ekstazija, gali būti įvairius suvokimai, žmonės būna ir juokiasi, ir verkia, ir patiria kažkokius išgyvenimus, nusikelia į vaikystę netgi. Tai vėlgi, tai yra pakitusi sąmonės būsena. Toliau tai galima padaryti hipnozės būdu. Hipnozė tai toks yra pakankamai kontroversiškas vis dar reikalas daugeliui. Vėlgi yra daug būdų, daug technikų, daug praktikų visokių hipnozės. Dažniausiai reikalingas yra kažkoks hipnozės terapijos specialistas, kuris būtent veda tą hipnozę, kad tu galėtum visiškai atsipalaiduoti ir įeiti į tą transą, į tas sąmonės būsenas, kurios yra neįprastos, ar ne? Dar vienas įdomus dalykas, tai yra sensorinės deprivacijos būdas. Nežinau, kiek žmonių čia esančių yra su tuo susidūrę, kiek apie tai girdėję. Tarkim, plūduriavimo terapija. Tiems, kurie nežino, plūduriavimas tai yra tiesiog toksai kaip ir tokia kabina, tokia kaip dėžė, kuri yra pripildyta vandens. Tame vandenyje yra ištirpinta labai daug tam tikros druskos ir įlipus į tą kabiną, atsigulus tame vandenyje, jis yra pašildytas iki kūno temperatūros
ir kad kuomet užveriamos durys tos kabinos, tos dėžės plūduriavimo, yra visiška tyla ir visiška tamsa. Vadinasi, tu esi tyloje, tamsoje ir tu plūduriuoji vandenyje, kuris yra tavo kūno temperatūros ir kuriame yra ištirpdyta daug Epsom druskų. Ir visa ta patirtis, jinai nutildo mūsų jutiminus pojūčius, ar ne? Nu, ne visus, bet tarkim, žmonės dažnai po kiek laiko patiria, kad jie tiesiog yra nesvarumo būsenoje ir kadangi tos druskos yra ištirpdytos vandenyje, tai visa tai leidžia tiesiog nejausti kūno. O kada mes nejaučiame kūno, tai protas tampa daug aštresnis ir atsiveria tam tikri suvokimai, tam tikros būsenos. Daug kas naudoja tą terapiją taip pat meditacijom įvairiom ir tokiem panašiem dalykam. Lietuvoje tai galbūt nėra labai populiaru, bet žinau, kad ten Vilniuje tai tikrai egzistuoja tų tokių terapijų praktikavimo vietų, kada tu gali nueiti, susimokėti ir paplūduriuoti kokią valandą ar 2. Tai va. Na ir, žinoma, psichodelinių medžiagų įvairių pagalba galima patirti pakitusias sąmonės būsenas. Čia apie tai daugiau ir pakalbėsim, bent jau aš savo dalyje, apie tai pasidalinsiu. Aišku, dar visokios astralinės kelionės, sąmoningi sapnai taip pat yra galimi tik tai per pakitusias sąmonės būsenas. Bet kas liečia psichodelinės medžiagas, tai visokios gamtos medicinos, ar ne, visokie sintetiniai narkotikai, alkoholis ir panašiai, ar ne? Iš tų pačių psichodelinių medžiagų, tokios kaip, gal daugelį bus girdėtos, kai kurios LSD, ar ne, LSD, yra DMT, tokia medžiaga, ekstraktas, toliau MDMA, magiški grybai, daugam girdėti, bet galbūt ne visiems pažįstame. Toliau yra ayahuasca ceremonijos, kurios populiarėja vis labiau vakarų pasaulyje. Na, paskui turim salviją, pijotą ir visokius panašius gamtos augalus, kurie tinkamai paruošti, ekstraktai įvairūs, gali sukelti tas psichodelinės kelionės ir pakitusias sąmonės būsenas. Netgi kanapė irgi gali būti priskirta prie tokių psichodelikų, nes jinai yra lengvas psichodelikas. Taip pat miego deprivacija sukelia pakitusią sąmonės būseną, kada mes ilgą laiką nemiegam, gali pradėti vaidentis, gali pradėti visokios haliucinacijos, kilti ir panašiai. Badavimas ilgą laiką taip pat gali sukelti pakitusią sąmonės būseną. Ir toliau visokios psichinės ligos, tokios epilepsija, psichozė, netgi deguonies trūkumas gali sukelti tas būsenas. Tai supažindinti jūs su ta pačia idėja, apie ką noriu pasidalinti. Bet, kaip ir sakiau, kalbėsiu labiau apie psichodelinės medžiagas, o jei konkrečiau, tai magiškus grybus. Nors patirtys tarp tų visų medžiagų yra gana panašios, bet skiriasi intensyvumas ir trukmė dažniausiai. Kuomet ten, tarkim, DMT parūkius 5 arba 10 minučių tęsiasi visą tas, o kiek žinoma su ayahuasca ceremonija gali užsitęsti ten ir valandas, visa ta patirtis, visa ta kelionė. Tai vat, ir senoviai, visokiai žiniuoniai, gyduoliai, taip vadinami šamanai, jie gydė įvairias ligas, naudodami šitas praktikas, šitos augalus, gamtos mediciną, ceremonijas įvairias. Nors ir šiandien tas egzistuoja, bet vėlgi dominuoja ta vadinama modernioji medicina, kurios tikslas turbūt nepaslaptis niekam yra laikyti žmogų kažkokios vidinės disharmonijos būsenoje, kad žmogus būtų ligotas, kad jisai nuolatos eitų pas tuos daktarus, suktų tą ratelį, gertų vaistus, kurie negydo jo problemą, o tik tai paslepia simptomus ir trumpam laikui suteikia sprendimą. Nes bet kokiam versle, ir farmacija tai yra verslas, bet kokiam versle išgydytas klientas, kuriam nereikia
daugiau paslaugų ar produktų, tai yra prarastas klientas. Tai logiškai mąstant, iš tikrųjų, visas šitas moderniosios medicinos mechanizmas, jisai nėra sukurtas gydyti mus, jisai yra sukurtas laikyti mus apgaulėje ir nuolatos, kaip sakant, pririšti mus ant virvutės, kad mes naudotumėmės tomis paslaugomis, pirktume tuos sintetinius vaistus, naudotume juos ir žalotume save dar toliau. Tai va. Bet manau, kad čia dauguma susirinkusių ir taip žino visą tai, man apie tai daug plėstis nereikia. Tai va, bet įvairių tų ceremonijų metu naudojama ta gamtos medicina, jinai sukelia labai įdomias patirtis, kurias apskritai dažnai yra sunku apibūdinti žodžiais. Ir turbūt todėl, kad žodžiai apibūdinti tam, ką tu matai, ką tu patiri, net neegzistuoja. Mes galime tik tai pabandyti sudėlioti visą tai žodžiais, kuriuos mokame, kuriuos žinome, ir perteikti visą tą patirtį tiems, kurie galbūt nėra to patyrę, bet jie niekada neįsivaizduos. Kad ir kaip gražiai ir detaliai jūs nupasakosite tas patirtis, žmogui, kuris nėra patyręs viso to, jam bus sunku įsivaizduoti. Tai va, visas tas patyrimas, tai yra toks tarsi gilaus dvasingumo jausmas. Ir netgi tokia kaip ir emocinė transcendencija yra pajaučiama. Nes pakinta mūsų realybės suvokimas. Taip kaip mes matome realybę šiandieną, ar ne, būdami blaivi, šitoje atsibudusioje būsenoje, reikia suprasti tai, kad mes esame kaip siela, ar ne, kaip dvasia, esame pajungti į šitą realybę, į šitą pasaulį, taip vadinamą, per centrinę nervų sistemą. Centrinė nervų sistema mūsų kūne yra tas mazgas, kuriame, kaip sakant, viskas susiriša į vieną, ar ne? Tai yra dominuoja ten tie 5 jutiminiai pojūčiai, ar ne, kuriais mes renkame informaciją iš realybės ir siunčiame į smegenis, o smegenys jau interpretuoja visą tą informaciją pagal tam tikras įsitikinimų sistemas, patirtis, prilygina viską ir sukuria mums tokią realybę, ar ne, kurią mes galim subjektyviai patirti. Tai vat, iš dalies, vat, ką aš ir kalbu jau kurį laiką, kad mes esame įkalinti šitoje realybėje, būtent tos centrinės nervų sistemos ir tų pojūčių. Taip, tie pojūčiai yra reikalingi ir jie yra naudingi mums patirti šitą patirtį, be jų mes negalėtume patirti jos, bet tų pačių mums reikia ir suprasti, kad tie pojūčiai mus apriboja aukštesniem dalykam, kad egzistuoja kažkas, ko mes negalime pajausti. Galbūt neturime tam įrankio, o galbūt turime tą įrankį, bet jisai nėra išlavintas, jisai nėra suderintas, ar ne, kaip gitara. Ir todėl neskamba. Todėl daugeliui tiesiog nepavyksta pajausti tikrąją tą egzistencijos prigimtį. Tai vat. Dabar apie pačią patirtį, tarkim, sukeltą magiškų grybukų, ar ne, magiški grybai, tai yra psilocybin cubensis, apie tos aš būtent ir kalbėsiu, yra ir daugiau jų rūšių, su kuriais galima keliauti į pakitusias sąmonės būsenas. Bet vienas iš populiariausių galbūt tai būtų psilocybin cubensis, toks lotyniškas pavadinimas. Ir vat kaip pasireiškia ta patirtis, ar ne? Tai pirmiausia yra įvairūs vaizdiniai, visokiausia, ar ne? Tai yra iškreiptas vaizdas, kurį matome, ar ne? Tai gali būti kažkokie judantys ir šokantys raštai, žiūrint į kažkokį paveikslą, ar tiesiog šiaip realybę stebinti. Gali būti pakilęs jautrumas šviesiai, garsui, ar ne? Tai vat, ta patirtis, kai prasideda, tai mes dažniausiai tai ir pastebime, ar ne? Kad pasikeičia mūsų matoma realybė, ar ne? Tas vaizdas tampa toks miglotas, plaukiojantis ir viskas atrodo lyg atgyja, ar ne? Pradedame matyti, kad viskas yra gyva, kad viskas yra pakitę, ar ne? Tuomet patirčiai suintensyvėjus dažnai žmonės mato įvairias tokias kaip ir geometrinės formas, tai čia pasireiškia ta vadinama sakralinė geometrija, ar ne? Tai yra tikrasis tas taip vadinamas visatos audinys, iš ko sudaryta visata, visos tos vibracijos, dažniai, energija, ar ne? Ir šitoje stadijoje dažnai pasireiškia įvairiausios haliucinacijos žmonėms, kada jie pamato tai,
ko nėra, ne, realybėje, bet tai egzistuoja būtent pakitusios sąmonės būsenoje. Ir ta sakralinė geometrija dažnai žmonės tiesiog pribloškia, nes tai yra tokio neapsakomo grožio reiškinys, kuris ne tik patiriamas per šitą mūsų sensoriką ar regėjimą, bet ir emociškai, per kūną, per tokį pajautimą, ar ne? Ir be galo gražus reiškinys. Tai toliau laiko ir erdvės nuovokos praradimas, ar ne? Žmonės dažnai pasakoja, kad jie praranda laiko suvokimą, laikas tarsi dingsta jiem, taip pat ir erdvė dingsta jie, jeigu per giliai įeina jau į tą patirtį, tai netgi nejaučia savo kūno kurį laiką. Kiti sako, kad tokia kaip ir nesvarumo būsena jiems būna, arba net ir jaučia tokią tarsi lengvą levitaciją. Čia žinoma priklauso nuo kiekvieno žmogaus skirtingai, bet visuotinai priimta, kad tiesiog žmonės nejaučia savo kūno, arba galbūt net dingsta apskritai tas kūnas, ar ne? Toliau vienas labai svarbių dalykų šitoje patirtyje, tai yra ego kaukės nuėmimas, ar ne? Ta grybukų dvasia, jinai yra tyra, tai yra tiesa. Negali būti jokio melo tarp žmogaus ir grybukų. Todėl dažnai žmonės tai įvardija kaip ego mirtį, kuomet yra kertama per žmogaus įsitikinimų sistemą, pačią savęs koncepciją, kaip žmogus įsivaizduoja save su visomis savo vertybėmis, įsitikinimais, galbūt baimėmis kažkokiamis, ar šiaip, kaip jisai mato pasaulį, kaip save įsivaizduoja, ar ne? Visokios socialinės taisyklės ir normos dažnai tiesiog lūžta ir nebeegzistuoja, ir tu esi tarsi nuogas prieš visą tą patirtį. Tai ta ego mirtis, jinai yra labai dažnas nutikimas, kada yra pasiekimas tam tikras gylio lygis. Ir daug žmonių kalba apie tą ego mirtį, kad tai yra, daugam nemalonus procesas ir netgi toks kaip ir, sukrečiantis, bet labai reikalingas ir naudingas, nes patyrus ego mirtį, tu pamatai tikrąją tiesą ir tau išryškėja visa šita esybė, taip kaip jinai iš tikrųjų pasireiškia. Tai toliau gilių traumų ir nuoskaudų išryškinimas būna, čia galbūt prie ego irgi galima kažkiek priskirti, kada žmonės turi įvairių kažkokių patirtų traumų, galbūt vaikystėje ar šiaip praeityje, nuoskaudų kažkokių patirtų, kurios yra neišjaustos iki galo, tai būna toks kaip ir atsivėrimas į tiesą šitų gamtos vedlių pagalba. Ir dažnai yra patiriamas iš tikrųjų per kančią visas tas traumų, nuoskaudų išryškinimas, bet vėlgi tai yra būtina patirtis dažniausiai kiekvienam, kuris jau turi, nes tik tai visą tai išryškinę ir pamatę akistatoje visą tai, pažvelgę tam į akis, mes galime žengti žingsnį link tvarkymo visų tų traumų ir gydymo visų tų nuoskaudų. Dar vienas dalykas, kurį žmonės dažnai papasakoja apie savo patirtis, kad jie komunikuoja su įvairiom jusliom būtybėm, visokiam esybėm, kurie galbūt sako net dievais, iš išorinio pasaulio. Ir čia kiekvienam, žinoma, ta patirtis yra subjektyvi, bet tai, ką žmonės bando paaiškinti, tai kad tiesiog ta grybų dvasia, šventa dvasia, jinai kalba, tarsi komunikuoja, aišku, dažniausiai ne tokia kalba, kaip mes įpratę, kalbėti lietuvių kalbą. Ta komunikacija vyksta per jausmus, per tokį kaip ir aiškia girdystę, aiškia regystę, tokia kaip ir vos ne telepatija galima būtų tai pavadinti. Tu tiesiog žinai, kokią tau žinutę siunčia tos būtybės. Ir aš nesėdėsiu čia ir neteiksiu, kad aš žinau, kas tos būtybės, kas tai yra, bet tiesiog, tai yra kažkokia dvasia, kuri mūsų supa nuolatos, bet mes jos nematome, negalime prie jos prisijungti. Ir kadangi grybukai padeda patirti tas pakitusias sąmonės būsenas, nuima tą 5 pojūčių filtrą, iškreipia mūsų centrinę nervų sistemą, tuomet mes galime patirti visą tą išorinio pasaulio įtaką. Ir tos būtybės dažniausiai jos ir ateina mūsų gydyti,
nesvarbu, ar tai yra per kančią, ar tai yra per kažkokius suvokimus, pamokas. Vėlgi, kiekvienam ta patirtis būna asmeniška, subjektyvė. Tai ir visa ta dar apie tą klinikinę mirtį. Tai čia toks įdomus dalykas, nes čia tiesiog yra toks tokia kaip ir etiketė užlipdyta tai patirčiai. Aš asmeniškai esu daug domėjęsis apie tas visas taip vadinamas klinikinės mirtis, kurias žmonės kartais patiria po įvairių avarijų, ar ten kažkokios operacijos metu būna kažkokius nesklandumus ir žmonės tarsi pasakoja, kad paliko kūnas, ten lyg ir plūduriuoja kažkur astralė jų kūnas, tas astralinis, jie tarsi ten eina link kažkokios šviesos ir panašiai ir kitas dimensijas patiria, ar ne? Ir tas vadinamas NDE, Near Death Experience, ar ne? Tai yra klinikinė mirtis tokia. Bet aš esu įsitikinęs, kad tai nėra mirtis. Tai nėra nieko bendro su jokia mirtim, nes jeigu mes numirtume, tai mes nebegrįžtume į šitą kūną. Todėl būtent šita realybė taip ir sutverta, kad mums yra absoliučiai neįmanoma sužinoti, kas nutinka po mirties, nebent mes numirštame. O tokiu atveju mes negrįžtume į kūną atgal. Todėl visos tos klinikinės mirtys, taip vadinamos, tai yra tiesiog irgi kažkokia kelionė, kažkokia astralinė kelionė, ar tai būtų pakitusi sąmonės būsena, kažkoks išgyvenimas, bet tai nėra susijęs su mirtimi. Tai nėra kažkoks pomirtinis pasaulis, tai nėra tai, kas vyksta mums numirus, nes mes nežinom, kas vyksta mums numirus. Ir negalim žinoti, nebent numirštume, bet tada jau negalime grįžti ir kitiems papasakoti. Jeigu tu grįžti po kažkokios klinikinės mirties, tai tu tikrai nepatyrei mirties. Toks yra mano įsitikinimas, remiantis tuo, ką aš studijuoju ir kaip matau realybę kaip holografinį konstruktą. Tai va, ir visos tos patirtys man tiesiog byloja, kad tai yra tiesiog pakitusi sąmonės būsena. Jotvingi, aš pasinaudosiu progą truputį pertraukti tave arba įsiterpti ar papildyti. Iš tikrųjų labai gražiai viskas klausosi. Labai daug tokios informacijos supažindinančios su, iš tikrųjų giliais dalykais. Tai man irgi iš tikrųjų įdomu, kažkaip norisi to grįžtamojo, kiek žmonių galbūt galėtų, kol Jotvingis pasakoja, ar parašyti į čatą kažkokį klausimą, ar galbūt pasakyti, kiek, aš išbandžiau tą ir tą, aš bandžiau tą ir tą, nes būtų tikrai įdomu paskaityti kažkokius komentarus, klausimus, pagal ką mes iš šitos akimirkos, vėliau, kai perėsim į tą kitą dalį, sakykime, pokalbį, galėtume prisitaikyti prie poreikių. Tai va. Tai please continue. Aš norėsiu išgirsti iš žmonių apie jų patirtį, jeigu tokia yra, galėsit ir ateiti žodžiu, pasidalinti, tie, kurie norėsit, arba tiesiog parašyti į čatą, galėsim aptarti tai, galėsit savo patirtim truputį ir kitus apšviesti, galbūt kažką papildyti. Nes aš taip labiau apibendrintai kalbu, apie savo patirtį galbūt irgi padarysiu apie savo patirtis, nes turėjęs esu jų daug. Galbūt padarysiu tokį kaip ir atskirą vaizdo įrašą. Taip, toliau sekant visa šita seka, link kur aš judu, tai yra viso to nauda, ar ne? Tai tokios patirtys, jos dažnai sinchronizuoja smegenų veiklą, kas didina neuroplastiškumą. Tai žmonėm, kurie dirba su saviugda, su dvasingumu, žmonėm, kurie eina kažkokiu dvasiniu keliu, kuriame jie nori, tarkim, materializuoti savo realybę, domisi įvairiais dėsniais, tokiais kaip traukos dėsnis ir panašiais dalykais, ar ne? Tas neuroplastiškumo padidėjimas leidžia jiems stipriau įsijausti į visą tą manifestaciją, į visus tuos procesus, yra lengviau pajausti norimas būsenas, trokštamus dalykus, vizualizacijos ar, tarkim, per afirmacijas. Tai tas neuroplastiškumas, jisai yra labai svarbi savybė mūsų smegenų. Ir būtent tokios patirtys, kurios nenumaldomai plečia mūsų sąmonę ir sinchronizuoja visą tą smegenų veiklą tarp skirtingų smegenų pusrutulių, jos yra labai naudingos būtent tiems procesams. Toliau dažnai
pateikia sprendimus į problemas, tokios patirtys. Jeigu žmogus eina į tą patirtį su kažkokia tai intencija, kuri yra konkreti, galbūt jisai turi kažkokį klausimą, į kurį norėtų gauti atsakymą ir tą klausimą būtent laiko kaip intenciją viduje, galbūt net iškomunikuoja kažkokiu tai būdu, tai dvasiai grybų. Tokiu būdu žmonės dažnai gauna sprendimą, atsakymą į klausimą, į problemą. Ir nebūtinai tas sprendimas bus kažkokių tai esybių iškomunikuotas jiems, bet galbūt tas sprendimas tiesiog ateis patirties metu arba po patirties, grįžtant į realų pasaulį iš tą įprastą. Ir tiesiog galbūt aplankys koks nors suvokimas, galbūt kokia nors patirtis ar žmogus galų galia ateis į gyvenimą, per kurį manifestuosis visas tas sprendimo būdas. Tai tiesiog labai svarbus dalykas, ar ne? Nes dauguma žmonių turi problemų, kurių nesprendžia. Kai kurie galvoja, kad sprendimui tos problemas nėra, bet mano įsitikinimu, kiekviena problema turi sprendimą ir kiekvienas iš mūsų galime rasti tuos sprendimus ir juos pritaikyti ir išspręsti tas problemas. Tokia jau yra būtybė žmogus, kad jisai problemų sprendėjas. Toliau išryškina tai, ką slepiame, galbūt užgniaužiame viduje arba nuo ko bėgame. Dažniausiai yra kažkokios tai baimės, kurias mes turime įveikti, galbūt turime nusimatę kokį nors tikslą, bet mums nepavyksta pasiekti to tikslo, mes vis suklumpame ir dažniausiai tai vyksta todėl, kad yra kažkokia tai baimė arba galbūt kažkokia negatyvinė, neigiama programa instaliuota, kažkoks įsitikinimas ar ne, ir galbūt jisai yra užslėptas, užgniaužtas, galbūt mes net patys nežinome apie jį. Tai būtent ta dvasia, jinai gali dažnai išryškinti visą tai. Ir taip, tai galbūt nebus pats maloniausias procesas, teks išgyventi visą tai skausmingai. Taip pat gali padėti išgydyti depresijas visokias, ar ne, priklausomybės, netgi potrauminį stresą. Toks yra potrauminio streso sutrikimas, angliškai PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder vadinasi. Tai vėlgi žmonėms, kurie patyrė kažkokią labai traumuojančią patirtį ir po tos patirties jie nebegalėjo grįžti į savo senąjį aš. Ir ta patirtis kamuoja juos, paveikia juos, trukdo jiems gyventi, riboja juos. Tai visokios priklausomybės, ar ne, nuo narkotikų, nuo alkoholio, nuo pornografijos, nuo maisto, nuo dar kažko tai gali būti išgydytos naudojant psichodelikus konkrečiai. Žinau tikrai ne vieną atvejį, kada žmonės išsigydė savo depresiją, naudodami būtent šitos preparatus, eidami į tas keliones, į tas akistatas su savimi. Na ir aišku, dar prisideda ir visokios kitos psichinės ligos, ne tik tai tos, kurias paminėjau. Tai kalbant apie tikslus ir įvairius egzistencinius klausimus, tai vėlgi padeda išgryninti visus tuos tikslus. Jeigu turime kažkokį gyvenimo tikslą nusimatę, arba galbūt jo neturime, tai vėlgi tos dvasios jos padeda tarsi išgryninti visą tai, patvirtinti, ar tai yra būtent tai, ką mes turime sekti, ar tai yra ne mūsų kelias, galbūt reiktų kažkaip pakalibruoti visą tą tikslą. Ir dažnai žmonės kelia įvairius egzistencinius klausimus ir nori atsakymą į tokius, tarkim, kas esu aš, kokia yra gyvenimo prasmė ir panašiai. Tai vėlgi gauna kartais atsakymas į tokius klausimus. Ir dažnai tokie atsakymai būna gana paprasti, negu jie įsivaizduoja. Tokios patirtys gali suteikti kūrybiškumo, ar ne? Nes jos aktyvuoja vaizduotę, emocijas, todėl žmonės, kurie linkia į kūrybą, dažnai patiria tas pakitusias sąmonės būsenas ir iš tų patirčių parsineša įkvėpimo. Pradeda daug ryžtingiau užsimti kažkokią veiklą ir atrodo, tos idėjos yra pakitę ir visai kitos emocijos užlieja, vaizduotė aktyvuojasi lengviau ir efektyviau. Tai vėlgi yra tokia apčiuopiama nauda. Na ir žinoma, stimuliuoja smegenų veiklą ir įvairius, tarkime, serotonino receptorius, ar ne? Kas yra susijęs su mūsų laime, su mūsų gerbūviu, su mūsų sveikata. Kaip ir sakiau, padeda gydyti įvairias ligas, depresijas ir, tarkim, nemiga gali irgi padėti išgydyti.
Tai yra labai svarbu daugeliui, nes tikrai žmonės patiria tas tokias ligas ir puola vėlgi į tą mediciną, eina pas daktarus, geria tuos sintetinius vaistus, kurie jiems nepadeda, galbūt padeda tik tai laikinai. Ir galų gale vis tiek turi grįžti pas tą narkotikų dilerį, vadinamą daktarą, kuris net nepaklausia žmogaus, kaip tu valgai, kokia tavo mityba, kaip tu miegi, kuo tu užsiemi gyvenime, koks tavo streso lygis. Visi tie dalykai yra labai svarbus, diagnozuojant ligą ir ją gydant. O daktarai kada nors paklausė tokių dalykų? Jie nieko neklausė, jie tiesiog nori išrašyti receptą, kad tu nueitum, susimokėtum ir vartotum tuos narkotikus jų. Tai, iš tiesų labai liūdna sistema, bet dauguma žmonių yra beviltiškai ją pajungti ir nemato jokios alternatyvos. Pasikliauja jie. Tai va. Na ir paskui po tokių kelionių, vėlgi, tas teigiamas poveikis dažnai išlieka keletą mėnesių, kartais net keletą metų laiko. Tai nėra patirtis, kurie tiesiog pasibaigia praėjus veikti tai veikliai medžiagai. Jinai dažnai taip kaip rezonansas, ar ne, jis tokiam bangom pareina, tau primena ir atrodo tave moko, veda gyvenimą. Bent jau taip pasakoja žmonės. Tai tas teigiamas poveikis, jisai nėra toks momentalinis, jisai išliekantis yra. Ir priklausomai nuo žmogaus, priklausomai nuo patirties intensyvumo, jisai išlieka tam tikrą laiko tarpą. Žinoma, aš pastebėjau savo asmeninėse patirtyse, kad tarsi mūsų smegenys blokuoja tą patyrimą jam pasibaigus, tarsi lyg ir nori jį pamiršti. Ir dėl to dažnai žmonės po kokios savaitės, jie sunkiai atgamina, ką jie patyrė. Jie net nepamena tokių patirčių, kurios buvo labai reikšmingos jiems ir kurios daug padėjo, bet jie, tarkim, neužsirašė, nepakontempliavo tų patirčių ir tiesiog grįžo į savo gyvenimus, pradėjo vėl įsisuko į darbą, į rutiną, į buitį ir dažnai tiesiog kūnas taip sutvertas, kad blokuotų tas patirtis ir jas kuo greičiau pamirštų ir tiesiog kaip ir pašalintų iš mūsų organizmo. Todėl čia yra labai svarbu sąmoningai visą tai įamžinti. Ar tai pagalvojant, pakontempliuojant, galbūt užsirašant arba įrašant kokį nors audio įrašą. Ir tai padaryti kuo greičiau. Jeigu galima vos tik tai patirčiai pasibaigus, arba bent jau tą pačią dieną. Nes su kiekviena diena vis labiau mes ją pamirštame ir jinai tampa tokia kaip ir, jinai praranda savo reikšmę mums. Ir ypatingai išekstraktuoti, išgauti tą naudą tampa beveik neįmanoma tada. Tai vat. Vėlgi, po kelionės daug lengviau yra priimti realybę tokią, kokia jinai yra. Dauguma žmonių su jie kovoja, galbūt ir patys kartais su jie kovojame ir blokuojame tą gyvenimo tėkmę, tą materializaciją, tą manifestaciją mes užblokuojame, ar ne. Bet po tokių kelionių, bent jau man asmeniškai, tai yra daug lengviau priimti realybę tokią, kokia ji yra. Mano realybės suvokimas ir taip yra gana netradicinis ir šitą realybę jinai neveikia manęs taip, kaip galbūt veikia kitus žmonės. Tai aš galiu galbūt kalbėti tik tai už save šitą temą, bet vėlgi tai yra svarbu paminėti. Taip pat lengviau spręsti problemas, tai jau aptarėme, kad gauname tam tikrus atsakymus į klausimus, į sprendimus, į problemas ir jas tampa daug lengviau spręsti. Yra lengviau nesureikšminti tokių paprastų žemiškų dalykų, ar ne, kaip buitinių dalykų, tokių tarkim, kažkokių, tai tarkim, važiuoja automobiliu, kamštį, ten kas nors tau užkiša, tu ten pradedi rėkti, nervuotis, keiktis, tai po tokių patirčių dažnai visi tokie dalykai, jie praranda reikšmingumą, nes, mes vėlgi pasiduodame emocijoms į tokius žemiškus dalykus, mes atiduodame savo energiją, ar ne, kažkoks žmogus, kuris mus suerzina ir mes pykstame ant jo, ten mintyse kažką sakome, būčiau jam sakęs taip, būčiau jam daręs taip. Tas žmogus tampa mūsų valdytoju, ar ne, jisai mus valdo, kada mes taip atiduodame savo praną, atiduodame savo energiją jam. Ir tai mums netarnauja, bet kiek iš mūsų tai ir daro nuolatos, ar ne, apkalbinėja ir panašiai. Tai vėlgi, grįžtant prie to, tiesiog lengviau yra nesureikšminti visų tų tokių buitinių, žemiškų dalykų ir jiems nepasiduoti, netiduoti savo energijos. Tai vat. Tai tiek norėjau pasidalinti
šiandien. Ačiū Jums, kad klausėte manęs. Dėkoju už dėmesį. Čia kaip ir baigėsi mano tokia formali dalis šito pasidalinimo. Dabar atversiu tokią erdvę. Vat galbūt Mantas kažką turės pakomentuoti, galbūt atsakysime kokį nors klausimą ir tada pereisim prie antros dalies transliacijos, nes Mantas norės pasidalinti keliais dalykais apie enzimus, apie autonomiją ir apie įvairius tokius dalykus susijusius su vėlgi saviugda. Viskas, ką tu pasakėjai, yra nuostabi informacija ir vieną dalyką apie pakitusias sąmonės būsenas norėjau pridėti, tai apie čia ir dabar. Reiškiasi, čia yra paskutiniu metu, ką aš atradinėju, esminė tokia visą apjungianti tą praktiką ir tame paprastume ir buitiškume tenais atrasti tą pakitusią sąmonės būseną, čia aš taip jaučiu, kad yra didysis menas. Aišku, vienas dalykas, kad man asmeniškai tą pavyksta ar pradeda pavykti atrasti vis dažniau, vis labiau, būtent po tų įvairiausių patirčių, apie kurias tu kalbėjai, žinai. Daug eksperimentuoju gyvenime, viską ant savęs išbandau ir dažnai netgi dalinuosi tuo, ką aš pats ką tik pradėjau, nes aš jaučiu, kad va čia tai yra labai stiprus įrankis, labai geras įrankis. Priimu kartais savo klaidas ir klystkelius, nes tai yra žmoniška. Priėmiau ir savo mokytojo vaidmenį, bet paskui suprantu, kad taip pat ir esu ir mokinys. Suprantu, kad turiu turėti balansą ir kad mes iš tikrųjų visi jį turime, kad aš kalbėdamas dabar, aš tarsi kalbu savo ir kalbu jums visiems. Ir mano tiesiog gal paprastas toksai klausimas, kiekvienam aš norėčiau paklausti, kokia jūsų yra šiandienos intencija. Galit parašyti komentarus, galit tiesiog savo užduoti, kuo jūs gyvi, kodėl jūs klausote šitą pokalbį, kas jums traukia, kame yra tas įdomumas. Tai iš tiesų būtų labai, labai įdomu išgirsti, o aš tą momentą tada apie naujausią šitą atradimą, apie autonomiją, reiškia, pasidalinsiu šiek tiek. Ir čia vėlgi labai įdomus dalykas, kad autonomija, jinai, tam tikra prasme tik skirtingas pavadinimas, bet, prabudimo pavadinimas. Bet jeigu žiūrint taip jau, iš kur tai kyla, tai yra pakankamai naujas, šviežias judėjimas Rusijoje. Manau, kai kurie iš jūsų tikrai esate apie tai girdėję. Reiškiasi, kai žmogus iškeliauja į tą kitokią būseną, tą pakitusią sąmonės būseną ir joje jisai lieka. Joje jisai yra visados, kai visos čakros yra atviros, kai dieviškumas realiai reiškiasi per tą čia ir dabar akimirką, kai viskas aišku, kai tu visiškai esi susitvarkęs savo gyvenimą, savo materialius rūpesčius, kai tau nereikia nei valgyti, nei miegoti iš esmės, kai atkrinta ta mūsų samprata gyvenimo, kas mes esame, kas iš tikrųjų mes esame, kodėl mes čia esame šitoje žemėje. Įdomu iš tikrųjų, kiek giliai ar ne kiekvienas esame mes save patyrę, save pažinę, o galbūt kiek mes pataikaujam tom proto programom, tom inertiškom programom, kiek mes jaučiame dieviškumą savyje, o kiek mes vis tą patį ratelį sukame kažkuriuose vietose. Ir aš nesu kitoks, aš irgi kai kur suku kažkokius
klystkelius ratus, bet kuo toliau, tuo jaučiu, kad vis giliau ir stipriau aš atskleidžiu savo potencialą, savo sielos misiją, kodėl aš esu šitoje žemėje. Ir reiškia, autonomai, tai jau žmonės pasijungia ar ne prie dieviškos srauto, prie kūrybos ir jie daro kažką tokio pasauliui, duoda šiam pasauliui kažką tokio, ko reikia iš tikrųjų, ko reikia mus visus prabudinti, pakelti, pakylėti, kaip mums gyventi tą prabudusi, tą sielos gyvenimą. Tai vienas iš dalykų yra enzimai. Enzimai, čia mano vienas geras draugas, jisai man prieš gerą pusmetį, aš su juo jau kalbėjau, kad jis čia pradeda, reiškia, gaminti tuos enzimus, kad čia autonomija, visi šitie dalykai, miego deprivacija, prie kurios mes irgi prieisim šiek tiek. Ir aš taip susidomėjau, nes iš tiesų esu išbandęs nemažai tų dvasinių krypčių, bet kažkaip iki galo, vis neprilipdavo, vis kažko mano siela kito norėdavo, vis kažkaip ieškodavo, kur dar giliau, kur dar kitaip yra, ar ne? Ir šitas dalykas labai stipriai surezonavo. Tai enzimai esate tikriausiai girdėję, yra, reiškia, žarnyno virškinimo fermentai, kurie padeda mums apdoroti visą tą maistą, ar ne? Bet pasirodo, tai yra dar daugiau negu tai. Reiškia, šie gėrimai, kurie yra gaminami, juose yra trilijonai tų enzimų, tų fermentų. Ir juos geriant yra atstatoma žarnyno mikrobiota. Vėlgi, aš nemažai kambučios gėriau čia paskutinius keletą metų, bet kažkaip jaučiau, kad kažkas ten ne visiškai yra feng shui, kažkas ten ne taip. Ir paskutiniu momentu vėl man atėjo informacija, kad, reiškia, kombučia, kuri dabar jau visur yra parduotuvėse ir taip toliau, kad jinai iš tikrųjų rūgština organizmą, kad ten nieko gero. Tai iš esmės enziminis gėrimas, jisai atvirkštinis procesas, jisai šarmina kūną, jis atstato būtent žarnyną. Sako, jeigu žmogus, kuris ar ne ten valgo tą matricos maistą, sakykim, ten visas tas nesąmonės, arba ten pilvas didžiulis, žinai, tai tokiam žmogui labai patarnaut galėtų šitas gėrimas, nes ten išgėrus jau 100 ml ar 200 jau valymosi procesai pradeda vykti, jau žmogus eina, kaip sakant, susipažint, tuštintis su savo tą žarnyno mikrobiotą. Ir šitie enzimai, reiškiasi, esminis dalykas, aš manau, kad čia vis tiek žmonės susirinkę, kiek aš matau iš pavadinimų, iš nuotraukų, kurie jau prabudę esą vienu ar kitu lygmeniu, mes visi jau prabudę esam vienu ar kitu lygmeniu ir nuolatos vis prabudinėjam, atsiminkime tą visados. Tai labai vertinga enzimus su pasninku. Tai ypač dabar, šitas metas iki kalėdų, ar ne, tamsa tokia ateinanti, pilnatis, irgi aš dar į pilnaties temą šiek tiek norėčiau grįžti, priminti, kad ta pilnatis tai yra metas, kai mes galime daryti realius, didelius pokyčius. Ir ši pilnatis iš tikrųjų yra, nesusilaikiau, perskaičiau vieną straipsniuką nedidelį, tiksliau vieną pastraipą, kad yra apie komunikaciją šitą pilnatis, tai gebėjimą ar ne komunikuoti. O man asmeniškai šita pilnatis yra apie buvimą savimi ir buvimą tikrų, tokiu, koks esu. Ir tą iš tikrųjų mes galime padaryti labiausiai, kai būname bendroje erdvėje vienas su kitu, veidas į veidą, akis į akį, ar ne? Šita platforma, Telegramo platforma, online platforma, jinai jau duoda didžiulę naudą ir visgi
aš labai noriu priminti jiems, kad žiūrėkite, kas yra aplink jūs, kokie žmonės, kaip mes su tais žmonėmis bendraujame, kiek mes meilės galime toje akimirkoje, ar ne, išskleisti iš savęs, atiduoti kitiems. Ir kad visą tai įgyvendinti šiuo metu, kad įgyvendintume, ar ne, savo gyvenimo misijas, aš pastebėjau, kad labai keistai paskutiniu metu eina laikas. Ar jūs pastebėjote, kad kažkaip tas laikas eina, jisai lygtais greičiau, atrodo, čia 1, 2, čiukšt jau nėra, čia dienos, nėra savaitės, nėra mėnesio. Kartais jisai lėčiau eina, įdomu, ar mes valdome tą laiką, savo realybę, jeigu mes kūrėme, ar mes valdome tą laiką, ar ne. Tai iš tikrųjų pradėjau eksperimentuoti su ta miego deprivacija. Jeigu pasninkaujate bent dieną, tai labai tinkamas metas yra ir neiti miegoti iš esmės naktį. Šiuo metu tokį ritmą tarsi esu pagavęs, kad taip per 2 paras miegoti trumpai, na, sakykim, ten kokias 5-6 valandas turėti gal dienos meditaciją, ar ne. Ir paskui, jau po tų 2 parų jaučiu, kad kūnui reikia daugiau miego, reikia atsistatyti. Bet aš per tas 2 paras aš sugebu nuveikti, dalykų iš tos tėkmės, ar ne, pagauni tą tėkmę ir čia, kadangi dabar pakeičiau gyvenamąją vietą, tai atsirado didelės erdvės, namas, sodyba ir taip toliau. Ir labai daug įvairių planų, idėjų, tai tas ekstra laikas, kurį galiu skirti veiksmams, ar ne, jisai labai stipriai tarnauja. Tai apskritai, mano viso šito pasidalinimo toksai jaučiu kaip tikslas, kaip noras, tai tie, kas klauso, kad pradėkite eksperimentuoti, kad eikite iš tos savo komforto zonos. Aš dabar tame gyvenu, tai kome aš gyvenu, aš tą ir dalinuosi. Prabudimas, autonomija, miego deprivacija, visa tai siejasi, visa tai mes kiekvienas žinome iš tikrųjų. Čia nėra kažkokios paslaptys, čia nėra kažkokie dalykai, kurių mes nežinome. Mes dabar tik tais atsimename. Ypač klausydami visi čia, kurie klausosi, aš jaučiu, kad tai nėra kažkas naujo. Jeigu jūs iš tikrųjų klausysit širdimi, tai čia ir susirinko tokie žmonės, kurie jau eina tuo keliu, jau žino apie savo sielą, kažkokius fragmentus jau esame atsiminę. Jo, trumpam tik įsiterpsiu pakomentuoti, dabar ne tik tai grybukai yra supopuliarėję, čia dabar viskas populiarėja. Ayahuaskas ceremonijos populiarėja, musmirė dabar populiarėja, ar ne, manyta muskarė, dvasios įvairios, ar ne, per tas substancijas visokias, per medžiagas, per gamtos mediciną, mokyti mūsų ir šviesti mus, būtent tuos, kurie yra pakviesti tam, kurie yra pasirinkti tam. Ir ne veltui visą tai ateina į mūsų dėmesį, ar ne? Pamato žmonės, tarkim, tą pačią musmirę, ar ne? Ir sako, man įdomu, kodėl čia visi dabar tą musmirę vartoja, aš noriu irgi pabandyti. Vadinasi, tą žmogų jau pasišaukė tas grybas, ta dvasia, nes dauguma žiūri į tai ir galvoja, oi, čia kokie durneliai, čia aš tas musmirę spardau, čia apsinuodys ir panašiai. Suprantate, tai pačiai ir su visais šitais grybais, ayahuaskom ir kitom tom medžiagom, kurios transformacinės patirtis mums suteikia. Dabar yra intensyvėja būtent šiuo metu. Čia žinai, kaip yra, toksai, kas jau, ar nesakykim, saviugdos reikaluose, ar ten dvasiniuose reikaluose, tai jau kiti net sako, lemba, čia visur tik tais ceremonijos, kvėpavimai, kaučeriai visokie, jau čia jų per daug priviso, jau čia, kiek čia galima, žinai. Bet kad žmonės pradėtų skųstis, kad pilna barų, kad pilnos alkoholio lentynos parduotuvėse, tai to kol kas nėra. Tai reiškia, dar mūsų kolektyvinė sąmonė dar nepasiekė tos brandos ar to prabudimo, ar ne?
Tai jeigu užbaigiant tą mintį, ar ne, tai autonomija, tai jinai iš Rusijos kyla. Ir taip pat, kas pas mus vat, pirtyje, mes turime tokią autonomijos pirtelę, vat, pradėjom daryti neseniai, tai jau turėjom 3 pirtelę. Tai mes vat, deprivuojam visą naktį, geriam enzimus su bokalais, litrais ir jau yra žmonės, kurie jau, nu, vat, pavyzdžiui, draugas mano, jisai 13 parų jau buvo be maisto ir be miego ir ten galėjo funkcionuoti, viskas normaliai, nu, vat, žodžiu, nu, įdomu labai. Aš pats nesu dar ant tiek giliai tame paniręs, bet tas liečia miego deprivaciją, tai labai svarbi žinutė dar apie šiandieną. Aš kai mokinausi kvėpavimo menų, reiškiasi, tai vat, skaičiau tokią knygą, kur Rebefingo pradininkas, jisai berods Babadžį citavo ar kažkurį iš Indijos nemirtingų jogų, kad norint įvaldyti miegą, reikėtų neiti miegoti, na, pradžioj 1 kartą per mėnesį. Nakties metu neiti miegoti 1 kartą per mėnesį. Ir aišku, būtent per pilnaties naktį. Tai dabar jau visi, kurie girdite, klausote, tai tiesiog sėju sėklytę, kad galbūt šita naktis ir yra ta naktis, kai jūs išbandote 1 kartą tą miego deprivaciją, ar ne? Tiesiog vyksta prabudimo procesas. Apie tą prabudimo procesą biškį dar pakomentuosiu, nes pirmai ten irgi užsiminiai apie įvairius atsibudimo lygius, ar ne, kad tas atsibudimas jisai eina, nesibaigia ir panašiai. Čia vat mes ir turim tokią problemą šitoje vat bendruomeniai. Ne mano bendruomeniai, bet tiesos bendruomeniai žmonės, kurios ieško tiesos ir mato per visą šitą šitą apgaulės. Dažnai papuola jie į tuos spastus, žodžiu. Nes sistema yra pasklendusi daug spastų įvairių, ypatingai tiems, kurie ieško tiesos. Ir jie galvoja, kad jie čia randa kažkokį dalyką, prie jo tada prisiriša, apsiženyje ir su juo visą laiką gyvena. Ir tas labai aišku yra kai kuriuose bendruomenėse, tarkim, toj pačioj plokščia žemė, ar ne, bendruomeniai. Aš nesakau, kad tam žemė nėra plokščia, ar kad jinai kažkokia apvali ir panašiai. Aš tiesiog sakau, kad žmonės randa tą informaciją, pradeda ją nagrinėti apie plokščią žemę, pamato visą tą apgaulę, į kurią mes esame įsukti, ar ne, per visą šitą heliocentristinį modelį. Ir tada tai tampa jų nauja realybė. Jie tą plokščią žemę išvien ten visur nagrinėja, išvien skaito, išvien pasakoja apie ją. Ir žodžiu, tai tampa tarsi jų numeris 1 hobių. Plokščia žemė čia tiesiog yra dar vienas toks sistemos sukurtas konstruktas, į kurį mes, kad papultume ir, žodžiu, jame būtume ir vėlgi atiduotume visą savo energiją. Ginčydamiesi ten su žmonėm arba ten, žodžiu, tiesiog vartodami tą informaciją nuolatos atiduotume savo tą energiją. O į visą tai reikia žiūrėti kaip į laiptelį dar vieną, ar ne, mūsų atsibudimo kelionėje link tos tikrosios tiesos, ar ne, kuri galbūt ten nesibaigia tas iškojimas tos tikrosios tiesos šiame pasaulyje, šiame egzistencijos lygyje. Ta tartarija ir panašiai, žmonės užsikabina už tų tokių, nesakau, kad tu konkrečiai, bet tiesiog jie užsikabina už tų tartarijų, už tų plokščių žemų, už dar kažkokių ten konspiracijų, kad ten Trumpas ten visus išgelbės, ten nusileis kažkokia galaktinė federacija ir ten dar kažkas. Tiesiog žmonės, aš žinau, kad jie nori lyderio. Jau pagal prigimtį, jie nori lyderį turėti, jie nori gelbėti turėti, ten Jėzų Kristų, Donaldą Trumpą ar ten dar kažkokį tai, bet vėlgi reikia suprasti, kad einame laipteliais, ar ne, užlipame ant laiptelio, o čia plokščia žemė, gerai pasisavinam viską, ką reikia, pasiimam, kas mums tarnauja ir judam toliau, nes tai nėra tiesa, tai negali įrodyti nieko šitam pasaulyje beveik, nes mes esame apriboti mūsų pojūčių, ar ne? Todėl viskas yra taip subjektyvu labai. Ir bandydami kažką įrodinėti, mes labai kvailai atrodom. Mes tik tai konfliktą sukeliam, ar ne? Kaip tu gali įrodyti, kad žemė plokščia arba kad jinai apvali? Neįmanoma to įrodyti. Tiesiog neįmanoma. Bet šita realybė yra sutverta taip, kad ir vienai, ir kitai pusiai
pateiktų tai, ką jie nori matyti, patvirtintų jų paradigmą, ar ne, patvirtintų jų tikėjimą, nes kaip tiki, taip ir kaip kūrė, taip ir matai, ar ne, kaip Mamontovo dainoj. Tai va, ta realybė, jinai mus ir kasdieną maudo, kasdieną klaidina ir mes kaip kokie žiurkėnai tą ratelį sukam, vietoj to, kad atsitrauktume truputį atgal žingsneliu ir pamatytume visą tą apgaulę, visą tą šydą, kurį toks kaip filtras yra, ar ne, ant realybės. Ir viskas yra tik tai mūsų energijai nukreipti, kad mes ją atiduotume. Ir čia yra viskas labai paprasta, bet žmonės taip yra linkę viską komplikuoti. Taip pat užsiminė apie tą laiko savoką truputį, kad sustojęs, laikas yra sulėtėjęs. Aš paanonsuosiu truputį čia visiems klausantiems, o tiems, kurie klauso jau YouTube įrašą, tai tikriausiai bus tas video jau paleistas. Šiuo metu dirbu prie naujo video, kuris bus pats geriausias ir pats naudingiausias mano kada nors išleistas video. Tai yra video apie laiko savoką, kaip laikas yra pati didžiausia iliuzija ir jis apskritai neegzistuoja. Įdėjau daug darbo į šitą video ir aš jį paleisiu šią savaitę. Pirmiausia, nežinau, tikriausiai Patreon'e paleisiu visiems tiems, kurie remia mano kanalą. Bet šitas video bus bombinis, ta prasme, jisai tikrai išsprogdins daug žmonių pasaulėžiūrų ir jame bus daug labai koncentruotos medžiagos. Tai paanonsuoju tai, nes laikas kaip konceptas neegzistuoja. Ir visas tas laiko sulėtėjimas, kaip tu sakai, aš jau ir pats esu tai sakęs, bet jau kurį laiką tyrinėjo laiko koncepciją, taip kaip mes jį suvokiam, ar ne, kaip mūsų sistema išmokė jį suvokti. Ir visgi aš turiu pripažinti, kad aš klydau. Laikas yra subjektyvus kiekvienam žmogui, kiekvienam padarui. Jisai priklauso nuo stebėtojo perspektyvos. Vadinosi, taip kaip mes suvokiam laiką, taip laikas ir eina. Nėra jau kažkoks universalus vienetas, ar ne? Mes negalim paimti ir išmatuoti akimirkos, ar ne? Ypatingai dabarties akimirkos, jinai yra neišmatuojama. Mes galime tik tai žvelgti atgal į tą akimirką, kada jinai praėjo. Pagauni mintį? Tai iš esmės reliatyvumo teorija įrodo, kad laikas, jisai yra subjektyvus kiekvienam žmogui, kuris jį patiria, remiantis savo aplinkybėmis ir savo suvokimu. Tarkim, ta pati tėkmės būsena, ar ne, ją papuola žmogus ir tas laikas atrodo praskrieja tiesiog, ar ne? Bet jeigu tu tinginiauji arba, tarkim, dirbi kokį nors darbą nemalonų, kurio nekenti, kurio nemėgsti ir kuris tave slegia, tai tas laikas atrodo eina labai lėtai, ar ne? Tai apie laiką bus labai išsamus video, maždaug valandos laiko. Dar nežinau, kokiu būdu aš jį paviešinsiu, bet turėtų pasirodyti šią savaitę. Ir dar vieną dalyką norėjau paminėti, tai šitą visą bendruomenę, tarkim, žmonės, kurie susirinko klausytis šio kanalo, kurie seka, tarkim, tuos įrašus, kuriais dalinuosi, ar ne? Dauguma jų atėjo per visą tą gyvo žmogaus temą, ar ne? Per tą teisinę visą apgaulę, susijusią su asmenim, su šitą visą fikciją, kaip mūsų vyriausybės maudo paversdami kiekvieną žmogų į komercinį vienetą, ar ne? Tai labai dauguma žmonių tiesiog atėjo per tą ir kada aš dalinausi tą informaciją labai intensyviai. Žmonės natūraliai pradėjo plūsti, rinktis čia ir norėjo daugiau tos informacijos, bet jau kurį laiką tikriausiai pastebėjo, kad ta tema aš vis mažiau dalinuosi, už tai, kad ta tema jau yra atgyventa, jau yra viskas pasakyta. Ir kaip dar vieną laiptelį, aš jau jį perlipau ir judu prie kitų aktualesnių ir gilesnių temų, kurios taip pat yra susiję su saviugda ir realybės pažinimu, tos tiesos ieškojimu. Matau labai daug žmonių įstrigusių tam visam suvereno burbule. Ir dabar ką mes matom su visais šitais suverenais Lietuvoje yra marginalizuojami, yra paskelbtas karas ir žmonės yra privartaujami sistemos, ar ne, gaudomi ten visaip, atiminėja dabar ten ir mašinas, vienam žmogui ten atėmė, kitus ten į psichiatrinės ligoninės vežioja ir šiaip žmonės atrodo labai kvailai, kada jie pradeda ginčytis su visais policininkais ir panašiai. Aš stengiuosi žmonėm parodyti, kad reikia pakilti virš to. Reikia visą tai žinoti, suvokti, naudoti tai kaip įrankį. Tai būtent ta didžioji mano auditorija galbūt taip ir susirinko, būtent
dėl tų visų temų, bet mes tas temas jau beveik jau neliečiam. Aš jau beveik net nesidalinu jokiais ten pasaulio įvykiais, nes vėlgi visą tai yra tik tai nusiurbdinėti energiją ir nukreipti mus nuo tikrojo mūsų pašaukimo, mūsų širdies balso. Ir apie tai tikrai bus daugiau laidelių ateityje, bet noriu pasakyti visiems klausantiems ir visiems, kurie klausys įrašą YouTube, kad mes judam link tiesos šitam kanale, ar ne? Mes viską kvestionuojam, nagrinėjam įvairias temas susijusias su realybė, su dvasingumu, su saviugda, su ezoterika. Ir visos tos gyvo žmogaus temos, visi tie pasaulio įvykiai, ypatingai ta visa geopolitika, ten visi tie purvo potviniai, Tartarijos, plokščiažemiai ir panašiai, visos tos sąmokslo teorijos. Mes jau pakilome virš to lygio. Jeigu jūs skrendat su manim, tai skrendam ir aš jums parodysiu daugiau. Ir padėsiu jums taip pat praplėsti sąmonę. O jeigu jūs norit būti ten visose tose temose ir gyventi ant tam tikro laiptelio, tai tuomet, šis kanalas tiesiog galbūt yra ne jums, nes tos medžiagos čia nebus tiek daug. Kažkuo vis tiek dalinsiuosi, kas yra aktualu, svarbu, bet vėlgi pagrindinė mintis viso šito pasisakymo yra, kad reikia judėti toliau. Kaip ir Mantas sakė, nesibaiginti tą kelionę prabudimo, mes judame toliau, nuolatos mokomės, nuolatos atrandame naujus dalykus ir visi tie dalykai veda prie dar daugiau klausimų, prie dar didesnio suvokimo, kad mes iš tikrųjų nieko nežinome. Tai tiek, gal iš mano komentaro. Jo, aš matau, Alisa Fėja parašė, kad nereikia psichodelikų, čia pagal Vedas sako, kad nereikia. Viską galim patys, viskas skleidžiasi iš mūsų vidaus, bet mes tiek primiršę viską, kad psichodelika yra kaip palyda, kaip kitų dimensijų pristatymas, shortcutas, o po to blaiviai visas būsenas dimensijas lengviau pasiekti. Nes turi jau įsivaizdavimą, kas tos dimensijos, kas tos kitos realybės. Per kontaktą su grybo dvasia grįžta žinojimas, kaip komunikuoti su gamta, su gyvūnais. Be dvasių palydos nemanau, ar įmanoma pačiam viską suprasti. Matau, man šitas giliausiai per kontaktą su grybo dvasia grįžta žinojimas, kaip komunikuoti su gamta ir su gyvūnais. Hebra, tai ar yra kas gali netikėti šitais žodžiais? Nes aš taip matau, Jotvingi, kad tu labai gražiai vedi savo šitą kalbą, ar ne, šitą kanalą, šitą tiesos, aš netgi sakyčiau, siūlyčiau ne tai, kad paieškas, o tiesos atradimą sakyti, nes mes kiekvieną kartą vis atrandame tą tiesą, ar ne, vis naujai ir galų gale tiek tu atrandi tą savo tiesą ir tiek kiti esame taip pat savoje tiesoje ir mes kažkaip tas tiesas, ar ne, įvedinėjame vieni į kitus, ir tais komentarais galų gale, nes, netgi aš sakau, kad tas žmogus, kuris mes, sakykime, aiškiai matome, kad jisai, neišmanime, sakykime, ar ne, kad jisai ten kalba, kad net meluoja, gali jausti žmogus, ar ne, kad jis netiesą sako. Bet taip pat tą akimirką mes turim suvokti, aš taip sakau, tiksliau yra vertinga suvokti, mes neturim, bet yra vertinga suvokti, kad net ir tas žmogus tiesoje gyvena. Net jeigu jis ir meluoja, bet jis savo tiesoje gyvena, tai yra toksai, kaip ir man asmeniškai, tai yra išlaisvinantis požiūris, nes mes dažnai bandom įrodyti tą savo tiesą virš kažkieno kito tiesos. Čia aš nekalbu apie paprastus dalykus, dvasingume jau ten pilna, mano joga geresnė negu tavo joga. Ir aš pats esu pravedęs apie 500 rebefingų, reiškia kvėpavimo seansų, ar ne? Ir kažkuriuo momentu jau, kai man pradėjo eiti ten daug žmonių, panašiai, aš jau pradėjau save tokiu mokytoju laikyti, toks dvasinis ego įsijungia. Ir iš tikrųjų gerai mane pamokino, gerai, kaip mano mokytojas sakė, paskui jeigu tu įeini tą savo dvasinį ego, atsistojant kėdės, tai Dievas sako, šnai per tą kėdę ir tu krenti žemėn skaudžiai. Tai man tas atsitiko. Ir dabar aš nepažadu, kad aš galiu kažkam padėti, bet jeigu žmonėm rezonuoja, man dabar kažkaip pradeda tiesiog parašyti. Tai tikrai galit parašyti, galbūt mes kažką
toje akimirkoje galėsim padaryti, ar ne, kažką rekomenduoti galų gale. Viskas įmanoma. Galbūt jūs parašėt komentarą, kad turiu didelių emocinių skausmų, pergyvenimų ir labai norėčiau pasveikti. Tai aš tik noriu gal tada pridėti dar prie šito dalyko, kad mes galim pas kažką nueit, paklaust ir taip toliau. Ir tuo pačiu atminkime, kad vis tiek mes turėsime vieni patys viską susireguliuoti, susitvarkyti. Ypač vyrai, dar moteris, dar kažkaip moteris kitokia yra būtybė, mano matymu, mano suvokimu. Bet vyrai tai turi išsilaižyti žaizdas vieni, nors vėlgi, matot, aš mėgstu savo paprieštarauti, gal kažkam keistai tas pasirodys, bet taip jau yra, kad ta tiesa, jinai yra dažnai neapčiuopiama ir nepagaunama, todėl aš kaip pasakau vieną dalyką, kad vyrui reikia išsilaižyti žaizdas vienam, taip pat turiu pasakyti, kad ir vyriškoj kompanijoje turi pabūt, kur iš tikrųjų gali pasipasakot, gali atverti tas žaizdas. Tai kartais vienam irgi nepavyksta. Tai va. Tai va čia truputėlį įsiterpsiu man, tai, nes nežinau, ar galiu čia paanonsuoti, mes kartu planuojam padaryti tokių renginukų, tokį kaip vyrų ratą. Tai va, truputį anonsuoju, nieko daugiau apie tai nekalbam, kaip ateis laikas paskelbsim. Pas mus yra tikrai daug žmonių, kurie, jie pakankamai aukštą sąmoningumą, jie supranta, kas čia vyksta, dėl to rezonuoja su tą informaciją. Ir man taip malonu matant visą šitą bendravimą žmonių, kad surezonuoja jie su to žinute, kurią aš siunčiu jiems. Tai labai džiaugiuosi, kad parašo tokių išmintingų komentarų, tokių pasidalinimų. Tai labai malonu turėti tokių klausytojų. Dėkingas esu labai už tai. Jo, mylėjai, iš tikrųjų visi, kas klausėsi, kas girdėjo šitą pokalbį, tai pirmiausia tiesiog dėkoju už tai, kad esate, už tai, kad domitės, už tai, kad bundate ir kiekvieno mūsų šviesa, kiekvieno mūsų tas vidinis darbas yra labai, labai svarbus ant šitos žemės. Ir iš tikrųjų kviečiu į gyvus susitikimus vienokią ar kitokią formą. Bus, kaip jau mes ir anonsavom su Jotvingiu, bus vyriški vakarai, atėjus šiltam metų laikui bus vakarai ne tik vyrams ir su ugnelės kūrenimu ir gamtoje, ir tikrai kursime budų lauką, kuris sąveikaus su kitais budų laukais visoje Lietuvoje. Ir mes esame tie, kurie nešame šviesą, nešame tą prabudimą savo artimojoje aplinkoje ir taip pat savyje, ir taip pat internete, ir visur, kiekvieną akimirką. Tai iš tikrųjų būtų labai buvę faina daugiau interaktyviai galbūt išgirsti daugiau žmonių, bet aš manau, kad mes gal čia pratęsim šitus pokalbius, matysim. Ir tiesiog dėkui. Dėkuoju ir tau, Mantai. Tai ką, pabaigai aš irgi visiems noriu padėkoti, kad klausėt, kad praleidot šitą 1.5 valandą kartu su mum. Tikiuosi, kad kažko naujo pasisėmėt, naudingo, galbūt kažkokia žinutė surezonavo su jumis. Aš esu labai dėkingas, kad turiu šitą platformą ir galiu reikšti savo mintis. Žmonės klausosi ir jie rezonuoja, palaiko tą veiklą, tai esu be galo dėkingas ir reiškiu tą dėkingumą kiekvienam iš jūsų asmeniškai. Taip pat labai dėkingas esu visiems žmonėm, kurie paremia projektą tiek finansiškai, tiek kitais būdais. Turim ir Patreono platformą, mes nežinau, kiek žmonių apie tai žino, aš per daug jos nereklamuoju, bet Patreone yra tokio turinio, kurių nesidalinu viešai niekur kitur. Visokių dokumentų šablonų, visokių postų, visokių ten vaizdų už kadro ir panašiai. Jeigu kažkam rezonuoja ir norit prisidėti prie šito projekto, aš būčiau labai dėkingas už paramą.
Kažkaip niekada neprašau paramos, bet vis tiek žmonės būna paremę, tai esu labai dėkingas ir labai visą tai vertinu. Ir noriu, kad tai žinotumėt, nes tai tikrai padeda man ir suteikia dar daugiau motyvacijos užsiimti šitą veiklą. Tai va, taip pat jau minėjau, bet paanonsuoju, kad bus vienas video naujas išleistas apie laiko iliuziją. Bombinis video, ta prasme, tikrai įdėjau daug darbo ir jisai gana ilgas, turėtų gautis apie valandą laiko. Dėl gyvų susitikimų, kaip ir sakiau, su Mantu truputį paanonsuosim ateityje, bet šiam kartui galiu tik tai pasakyti, kad kartu mes planuojame tam tikrų renginių cikliuką, ypatingai vyrų ratą planuojam, labai stiprų, labai unikalų, nieks to Lietuvoje nedaro. Tai va, ir pabaigai dar noriu užsiminti apie konsultacijas, nes daug žmonių rašo, visiems nespėjau rašyti. Taip siūlau žmonėm tokias kaip ir konsultacijas, labiau galbūt toks per daug formalus tas pavadinimas, bet tiesiog pokalbį siūlau žmonėms, kurie yra įstrigę saviugdos kelionėje ir galbūt turi kažkokių ribotų įsitikinimų, jiems yra juos sunku perkopti. Tai va, tiem žmonėms siūlau pokalbį, kurio metu aš įsigilinęs į jūsų keliamus klausimus ar keliamas problemas, pasistengsiu pagelbėti ir kartu aktyvuoti jūsų širdies vedimą, jūsų intuiciją. Jeigu kažkas rezonuoja su tuo ir nori pakalbėti apie tai daugiau, tai galite man į e-mailą parašyti. Elektroninio pašto adresas jotvingis3@gmail.com. Galite susisiekti, pabendrausim, sutarsim laiką. Konsultacijos yra už padėką, tai jeigu rezonuoja, tai tiesiog atsilyginti galėsit pagal savo sugebėjimus, pagal suteiktą vertę. Tai tiek iš visų tų žinučių. Dėkoju Mantui, kad prisijungė šiandien, kad skyrė laiko. Labai gerbiu, labai vertinu ir labai rezonuoju su jo veikla, su jo žinute, su jo asmenybė. Tai galite tikėtis ir ateityje bendro turinio. Tai tiek, mėlyjei. Ačiū, kad prisijungėt ir iki kito karto. Atsisveikinu su visais. Dėkoju, iki malonaus ir su Dievu.